Tu aš tave pamokysiu gerų manierų. Morda! Uždaryk duris! Geras, ne? Žiūrėk, davai, pilk 100. Ne, 2. Atsiprašau, negaliu. Kaip suprast negaliu, už ką aš to babkės moku? Man Markas pasakė, kad aš jums nebepilčiau. O aš pasakiau, įpili. Žiūrėkit, jūs gal pakalbėkit su Marku, o dabar aš tikrai žinau, kad negaliu. Gerai, laisvas. Kaip suprast? Paprastai. Laisvas reiškia laisvas. Lietuviškai nesupranti, ką? Nebedirbi tu čia. Bet kaip? Kaip? Paprastai. Aš tavęs negaliu paprašyti, kad tu man išgerti piltum, bet atleisti aš tave vis dar galiu. Dink iš akių, kad nematyčiau. Seni, pasišnekam. Nu ką, net neklausai už ką, pažinai už ką, ne? Nieko nepadariau. Ką nieko nepadarei, tu ko bėgai? Bijotės, tai ir bėgau. A ne? Tu mane trink, gerai? Šaibos. Seni, kuprinę pamečiau, šaibos. Kokios šaibos, kokia kuprinė, ką čia meluoji dabar? Nu, kuprinę pamečiau, ten šaibos yra. Kiek ten tų šaibų? Kur? Nu, šaibos 100 gabalų pamečiau. Kurioje vietoje? Nu, ten, kur bėgom. Taip, pusė šaibų mano. Kelkis. Sveiki, kunige. Nu, šiaip tai reikėtų oficialiai sakyti garbė Jėzui Kristui, o aš sakysiu per amžius amen. Tai kad aš čia neoficialaus vizito. Nu, pas Dievą visi vizitai oficialūs. Nesiginčysiu. O kodėl? Nu, galim ir pasiginčyti. Kažkodėl visi galvoja, įsivaizduoja, kad kunigai nemėgsta, kad su jais ginčijasi. Juk ginčuose ir gimsta tiesa. Ne, kunigai, gal vis dėlto šį kartą susilaikysiu. Nu, gaila. Gaila, nu ką padarysi? Tai kuo galiu padėti jums, broli? Nu, gal sakyčiau, reikėtų sąžinę nuraminti. O, jeigu jau sąžinę reikia nuraminti, tai reiškia, kad ta sąžinė apskritai yra. Čia labai geras ženklas, gera žinia. Nu, va. O sakiau, kad nesiginčysiu. Ne, kunige. Nėra čia gera žinia. Nebūtų to sąžinės, ramiau gyvenčiau. Dar vieną. Nebereikia. Prašau, nebereikia. Nu ką, dingo visas mandrumas. Ir už ką mane? Vyrai, baikit, ne. Prašau, nereikia, nekratykit, pasikalbam. A, tai nori kalbėtis, ne? Nu, davai, pasikalbam, kur šaibos? Kokios šaibos? Tai nenori kalbėtis.
Na tai klausau jūsų. Pažeidžiau Dievo įsakymą. Kurį? Turiu garsiai pasakyti. Ne, nebūtinai. Nu tai tuomet pasilaikysiu savo. Padarėt tai tyčia ar per atsitiktinumą? Kunige, nėra tokio dalyko kaip atsitiktinumas. Aha. Tai reiškia tyčia. Aišku, kad tyčia. Gailitės? Absoliučiai ne. Na tai tokiu atveju aš nelabai galėsiu jums padėti. Dievas atleidžia tik tiems, kurie gailisi. Bet aš netėjau prašyti Dievo atleidimo. O tai ko jūs čia atėjot? Nu, tai aš jums sakiau. Dvasios ramybės. Bijau, kad be Dievo atleidimo dvasinė ramybė neįmanoma. Jūs nebijokit, kunige. Ką jūs darot? Aš aukoju bažnyčiai. Dvasios ramybės taip nenusipirksit. Nu, priimkit auką, ar mano pinigai kažkokie kitokie? Bet dvasios ramybės taip nenusipirksit. Nu, va. Man jau lengviau. Kunige, pas jūs Liepos 6 dieną 15 valandą turėjo įvykti vestuvės. Taip. Išsibraukit iš darbotvarkės. Klausim, kur šaibas? Taigi žinom, kad Kazikė buvai su Karpiu. Ir dar vieną duchą su pinigais nugirdėt. Viską žinom. Kur mano 200 gabalų, aš tavęs paskutinį kartą klausiu. Aš jums sakau, vyrai, jūs painiojat mane su kažkuo. Jam niekaip burna neatsiriša, ne? Gerai, aš jums viską parodysiu, gerai, pasiimkit šaibas, paleiskit mane, tik tai nekratykit, aš prašau, nekratykit. Va, matai, kaip viskas paprasta. Kai normaliai šneki. Все, važiuojam. O čia, kad ateity neišsiknisinėtum. Nu va čia tikrai šitoj vietoj. Nėra čia jokios kuprinės. Nu aš tau sakau, Jofana, va šitoj vietoj pamečiau kuprinę. Kažkas pasiėmė su visom šaibom. Klausyk, aš tikiuosi, kad man netrini ir kad ta kuprinė apskritai egzistuoja. Supratai? Aš tau atsakau, yra ta kuprinė su visom babkėm, tik kažkas Jofana pasiėmė tą kuprinę. Alio? Sveikas, nu kaip tu? Nu, gerai, normaliai. Ką reiškia gerai normaliai? Tu ligoninėje ar kur? Jo, dar ligoninėje, bet tuoj paleis mane. Niekas nelūžo, viskas normaliai. Jau paleidžia? Ką, taip greit spėjo viską peršviest? Nu jo, pro šalį kaip tik rytoj važiavo, žinai, pastabdžiau, nuvežė peršvietę. Tai manęs nenori paklausti, kaip sekėsi? Ką? Ai, nu jo, kaip tau sekės? Šūdinai. Gerai, susitiksim vėliau. Kur tu būsi? Nežinau, ofisą jaučiu, namo tai tikrai negrįšiu. Ok. Nu va šitoj vietoj. Nu šitoj vietoj pamečiau, kažkas pasiėmė. Tai ką dabar daryt, kur ieškot? Aš, žinai, pagalvojau, ne piniguosi laimė. Davai.
Davai, lyt. Vėl tu su ta savo bagažinė. Nu nesiparink, šį kartą normaliai uždarysiu. Davai į vidų sodinam, kas tu daros? Tu pažiūrėk, jei tu nori, kad jis toks apsivaflinės, sėstų pas tai mašiną. Vyrai, jeigu aš bagažį važiuosiu, kaip aš jums kelią parodysiu. Va, matai? Masto žmogus. Ne, nu man tai pofik, bet tu galėsi pats saloną valyti, gerai? O, pagaliau durų skambučių išmokai naudotis. Nu, pagaliau durų spina išmokai naudotis. Kas gero? Man atrodo, kad Koganas pašalino Luką. Eik tu. Nuo ryto dingęs, telefonų nekelia. Ir be to... Kas be to? Sėsk. Koganas seife radau Luko žiedą. Ką? O kokiu būdu tu prilindai prie Kogano seifo? Nesvarbu. Kaip tai nesvarbu? O iš kur man žinoti, gal tu sapalioji? Va. Tu jo. Supranti, Kogano nebėra jokių ribų, jis eina dabar va bank. Jokių raudonų linijų. Ir tik klausimas, kas sekantis. Nu, tu arba aš. Ir tik laiko klausimas, kada? Nu jo, sūnų gynelės. Žiūrėk, esmė tokia. Arba mes jį, arba jis mūsų. Tai pažiūrėsim, kuris pirmesnis. Pušką trauk! Ką? Trauk pušką, sakau, pistoletą trauk! Kur? Striugiai palikau! Palikas striugiais asilas! Nu viskas labai greitai vyko, kur jis? Va jisai! Bėgu! Varyk čia asilę! Pušką trauk! Ką? Trauk pušką, sakau, pistoletą trauk! Kur? Striugiai palikau! Sveiki, norėsit kažko? Labas, čia, klausime, čia šitas su kolega buvom, čia striukės palikę. A, taip, tu atneši. Aha. Va, prašau, jis striukė. Ačiū, klausytų, čia man vienas striukė duodė, mes dviesi buvom. Tai jūsų kolega jau ir už gėrimus mokėjo ir pasiėmė savo striukę. Seniai? Na, sakyčiau, prieš kokį pusvalandį. Aha. Jūs taip nesijaudinkit, aš pati jam padaviau tą striukę, nesušals. Klausyk, o jis savo koją matė? Na, taip atrodo nesusvetimo. Nu, ta prasme, nešlubavo, ne kiek? Aš nežinau, gal kiek ir šlubavo, bet bent jau aš tai nieko nemačiau. Labai atrodė uždusęs, gal iš toli kažkur atbėgo. Supratau, gerai, labai ačiū. Tai prašom, prašom. Gerai. Vienas susitvarkysi, ar iš manęs reiks kokios pagalbos? Dar nežinau, bet turėčiau sutvarkyti. Jei ko prireiks, duosiu žinot. Gerai, būtinai duok. O, kaip tik Koganas. Alio? Švarcai, labai užsiėmęs. Nu, ne. Neužsiėmęs. Tai gerai, man reikia tavo pagalbos. Užsuksi?
Jo, užsuksiu. Tai gerai. Būk su mašina. Reikės pasivažinėti. Aha. Gerai, greit būsiu. Fredas prašo pagalbos ir sako, kad reikės pasivažinėti. Tai jeigu kur nuošaliau važiuosi, tai gali būti tavo šansas. Arba jo. Taip, arba jo. Kuris kurį. Ginklą bent turi? Jo, turiu. Tai aišku, kad turiu. Nu tai gerai. Net nežinau, ką tau be pasakyti. Nei pucha, nei pera. Nesuprantu iš tavo rusiškų nesąmonių. Laikykis, Švarcai. Tikiuosi, kad grįšit kuris nors vienas iš jūsų. Ir tas vienas būsi tu. O tu čia pasakėjai. Filmų prisižiūrėjai. Vyrai, reiktų sustoti. Ką, ko sustot, kodėl? Labai reikia, prispaudė. Nebesvaikaro, čia grį, niekas čia dėl tavęs niekur nestos. Hebra, rimtai be pairio, aš nežinau, gal dėl tos elektros ar kaip, bet salniką visai nelaikom. Ką čia darai? Tai nueina gaila to, ar ką? Nu kada tu čia toks geras, ką? Nei geras, nei ką. Tiesiog nenoriu, kad jis man čia gale prišiktų. Davai, eik, palydėk. Ką, aš? Kodėl? Taigi tu čia sugalvoji sustoti. Klausyk, aš tave ir taip jau visur vežioju ir tavo bispridėlus tvarkau. Į šikiniką aš jo tikrai nelydėsiu. Nu tai gerai, einam kartu, ką žinau, kas yra. Tai gal tau dar palydą čia visą suorganizuot. Varyk tik tai. Galvų užsimest galima kažką šaltą žiauriai. Tu вообще офигел, kad čia tau kurortas koks? Martai, porą dalykų. Pirmas, sukiesi staigiai. Jokių laikraščių skaitimų. Vienas durų būni čia. Antra, nesirakini durų. Suprasiu, išlaušiu duris, sulaužau tave, jasna? Jasna. А Гирди-то убегай-то! А Гирди-то там гречал! Скачай-ки 3. Vienas. 2. Pasirodė mes